galim. Sakykit, premjerė, ką kalbėjot su prezidentu, kokios pagrindinės temos ir galbūt sulaukėt kažkokių gerų žinių iš prezidento? Buvo labai konstruktyvus dalykiškas pokalbis ir, aišku, daugiausia kalbėjomės apie logistikos plėtrą tiek Kazachstane, tiek Lietuvoje. Ir jisai pristatė tiesiog aiškę tokią viziją, ką daro transporto sektoriuje, kad yra tiesiami geležinkeliai, kad jau šiais metais yra pabaigę nutiesti geležinkelius nuo Kinijos sienos pro Turkmenistaną iki pat Irano. Paskui kita kryptis yra nuo Kinijos per Kazachstaną, aišku, link Rusijos ir Baltarusijos ir į Pabaltijos šalis. Jų yra tikslas geležinkelių vežti krovinius. Taip pat kalbėjomės apie Expo 2017 ir jie labai tam aktyviai ruošiasi ir kviečia, kad Lietuva irgi aktyviai dalyvautų. Ir pagrindinis bus klausimas arba tiesiog tema energetika ir tikisi, kad bus pristatytos naujausios technologijos. Aišku, labiausiai mus džiugina, kad pakvietė Lietuvos kompanijas atvykti ir čia su vietiniais verslininkais kalbėtis dėl dalyvavimo įvairiuose statybos projektuose, nes jie stato ir gyvenamosius namus ir taip pat stato mokyklas, ligoninės ir stato juos įvairiuose regionuose ir atlikę aiškę programą, kurioje yra paskaičiuota, kiek maždaug reikia mokyklų ir ligoninių pagal 1 milijoną gyventojų skaičių. Taip pat, aišku, labai teigiamai nuteikė toliau konteinerių traukinio Saulė, reiškia, tokia veiklos sustiprinimą, pasakyčiau. Ir, aišku, kalbėjomės apie studentų mainus ir netgi pasakė, kad ką tik atidarytas jų vardo universitetas ir visi dėstytojai dirba tik iš užsienio, rektorius atvykęs iš Japonijos ir paprašė pakviesti atvykti studijuoti Lietuvos studentus. Taip pat perdavė linkėjimus prezidentei ir pažadėjo, kad pats irgi į Lietuvą atvyks. Pokalbis vyko gana ilgai. Ar apie bevizį režimą buvo nors kiek užsiminta ar ne pokalbėje? Taip, labai geras klausimas ir aš kada pasakiau, kad jau Kazachstanas ant 10 valstybių yra pritaikęs bevizį režimą ir paprašiau, kad gal į tą dar sąrašą ar kitame sąraše galėtų būti ir Lietuva įrašyta. Tai mačiau, kai jisai pasisuko į savo administracijos vadovą ir tam tikrą davė signalą, kad šitas klausimas būtų sprendžiamas. Atsakymo aiškaus, aišku, neišgirdau, bet tikiuosi, kad pasiūlymas buvo priimtas. Ir dabar kita tema. Sakykit, premjerė, ar neturėtų atsistatydinti krašto apsaugos ministras, nes savaitgalis parodė, kad vis tik jo kuruojamas sritis nesuveikė ir čia nevyko tai, kaip turėjo vykti būtent dėl lėktuvo paieškos? Neturiu aš tikrai tokios informacijos, ar jisai tikrai nesureagavo laiku. Tikrai grįžęs į Lietuvą aš išsiaiškinsiu ir tikrai nenorėčiau iš anksto daryti kažkokių pareiškimų, suprasdamas tos šeimos narius, kurių šeimos nariai žuvo ir suprasdamas tuos artimuosius. Tikrai aš manau, kaip tik čia reikėtų politikams ypač mažiau gal emocinio pagrindo turėti arba tiesiog kelti tokias emocijas. Aš galiu labai atsakingai pasakyti, kad šitas atvejis tikrai bus ištirtas. Bet tikrai reikia žinoti pirmiausia priežastis, kaip buvo sureaguota, kada buvo gautas signalas. Ir galiu tikrai užtikrinti ir užtvirtinti, kad jeigu buvo kažkieno padarytos klaidos, už jas turės atsakyti žmonės.